Sveiki. Būtų nuodėmė nepasinaudoti tom, kad 3 veidrodžiai tinkami profesionaliam darbui laukia dabar savo užsakovo. Iš tikrųjų tai yra dalykas tiesiog sutapo, kad jie dabar čionais yra. Taigi vis dėlto nudaviau pakomentuoti, kas yra veidrodžiai profesionaliam darbui, o kas yra veidrodžiai, kurie tinka dekorui, tinka pakabinti jūsų vonioje, tinka pakabinti jūsų prieškambarį, nes klausimas šitas kyla nuolatos. Dabar atsirado ne pati geriausia mada gaminti veidrodžius išimtinai su šviesos diodais, o dar blogiau, kad gaminti su šviesos diodų juostomis. Ir iš esmės tai tas dalykas labai panašus į tai, su kuo aš buvau susidūręs prieš 15 metų, o dirbu su veidrodžiais daugiau negu 15 metų, kuomet atsirado luminescencinės lempos su elektroniniu paleidimu. Tuomet irgi buvo labai daug, tai buvo didelis supaprastinimas ir buvo labai daug norinčių tokius veidrodžius daryti. Taigi, veidrodžiai su pašvietimu, kurie skirti darbui. Tai yra, jie turi atitikti kelis reikalavimus. Pirmiausiai, toks veidrodis turi būti pakankamai intensyvus, jis turi šviesti pakankamai intensyviai. Be to, šitam veidrodžiui vienas iš esminių dalykų tai yra spalvos atkūrimas, tas vadinamas CRI koeficientas. Jeigu mes turėsim prastą spalvos atkūrimą, atitinkamai, jeigu jūs dirbate su grimu, dirbate su makiažu, tai dienos švieson išėjus užsakovui, jis gali būti, švelniai tariant, nepatenkintas. Vėlgi, pagal visą klasikinį modelį, tai be abejo, veidrodžiai skirti grimui vis dėlto jie turėtų būti su kaitrinėmis lempomis arba halogeninėmis, kur tas atkūrimas yra 99%, tas tikslumas spalvos. Tačiau yra kitokių niuansų, apie juos pašnekėsim. Štai veidrodis. Šitas veidrodis užsakytas yra į grimo studiją, tai yra būtent veidrodis, kur minėjau, naudojamos matinės kaitrinės lempos, tolygus apšvietimas, 99% spalvos atkūrimo. Efektyvus, tikrai labai efektyvus daiktas, tačiau yra niuansų. Pirmas niuansas be abejo, jūs nepamirškite, kad kaitrinės lempos jos yra imlios. Jeigu mes suskaičiuosim šitas lempas, čia lempų yra 11 lempų po 60 W, nedaug nei mažai, 660 W galios, kuri yra naudojama pastoviai. Be abejo, tai yra netaupu, tačiau šiuo atveju reikia jau žiūrėti, ar mums mes žiūrim į taupimo pusę, ar mes žiūrim į kokybės, apšvietimo kokybės pusę. Beje, jokia diodinė lempa pakol kas neatkuria tokių tikslumų. Ką jums besakytų, aš jau nekalbu apie juostas, kurios gali meluoti dar daugiau. Taigi, tai yra veidrodis profesionaliam apšvietimui. Vėlgi, ne visuomet net profesionalui tokio reikia. Šitas veidrodis pasidaro labai svarbus, tas atkūrimas 100%. Jeigu paskui jų klientai, pavyzdžiui, eina į fotosesijas, į filmavimus, kur, sakykime, būtent tas tikslumas yra reikalingas. Ir čia, sakykime, jeigu ypač net ir tokiuose, bjauriuose tokiuose tonuose, žalsvas, pavyzdžiui, būna toksai rausvas, toksai tokie tonai, jie bjaurus, jie atkūrimo prasme labai bjaurus, bet kaitrinė lempa šitą dalyką leidžia pilnai atkurti. Be abejo, reikės susitaikyti su elektros sąnaudomis, plus temperatūra. Iš tikrųjų, aš esu turėjęs atvejį, kuomet tiesiog patalpoj buvo sunku net dirbti, nes labai karšta, jų šilta. Čia yra vis dėlto kaip šildymo prietaisas. Ir plus, nepamirškit, kad lempų keitimas vis dėlto gana dažnas, 1000 valandų darbo resurso tų lempų, bet vėlgi tai yra darbui būtent pagal savo savybės, tai yra idealiausias veidrodis. Štai šitas mažylis. Šitas mažylis taip pat gali pilnai būti naudojamas profesionaliam darbui. Iš tikrųjų, jo pagrindu galima padaryti veidrodžius ir didesnius, daug didesnius. Vėlgi gali būti naudojamos lempos ir kaitrinės, ir bet kokios kitos. Tiesa, skirtumas pirmojo veidrodžio ir šito yra tame, kad tai yra lempos dabar sumontuotos yra rėme, jų efektyvumas kiek mažesnis, nes jeigu atkreiptume dėmesį į veidrodį, kur lempos sumontuotas prieš veidrodžio plotą, tai
tenais pas veidrodis dar veikia kaip reflektorius, tai yra maksimaliai efektyviai. Šitas yra mažiau efektyvesnis, bet vėlgi kainos prasme jis jau yra pigesnis. Jis yra pigesnis, bet to šitam veidrodžiui, šitas veidrodis yra remontuojamas, jeigu kas atsitiktų ar lakštui, ar rėmui, ar dar koks gedimas, jis yra pilnai remontuojamas. Tuo tarpu veidrodis, kur patronai montuoti kiaurai stiklo, tas yra praktiškai neremontuojamas veidrodis, yra brangesnis. Bet tačiau, vėlgi tai jau yra daugiau pasirinkimas jūsų, daugiau interjerinis. Rėmas gali būti išdažytas bet kokia spalva, dekoruotas, gali būti su jungikliais, gali būti su distanciniu valdymu bet koks veidrodis. Galima padaryti, kad būtų apšvietimo lygis reguliuojamas, viskas tai yra padaroma. Gali būti atskiras laidas išvestas link rozetės, gali būti pajungimas už stiklo, ta prasme, čia mes jau niekuom neriboti. O vis tik jeigu tai diodai. Nes namuose laikyti veidrodį, štai va tokiam veidrodį sumontavus kaitrinės lemputės, čia būtų bendra galia virš kilovatų. Namuose tokios kokybės apšvietimo, kaip reikia filmavimo aikštelį, fotografavimo, be abejo nereikia. Galima naudoti diodus, tik va štai čia yra didžiulis niuansas. Kaip ir minėjau, neegzistuoja šviesos diodo lempų, bent jau rinkoje neegzistuoja. Iš tikrųjų, teoriškai tai yra ir spec lempos, kurios labai aukšto atkūrimo, bet neegzistuoja rinkoje lempos už pasiekiamą kainą, kurio atkūrimas būtų didesnis negu kokie 95%. Neegzistuoja. Jeigu namuose vis dėlto norisi veidrodžio kokybiško, tačiau nereikia tokių apšvietimo tokių niuansų, nereikia tokios kokybės kaip grimo studijai, kurie skirta yra darbui prie, pavyzdžiui, fotosesijų. Štai yra diodai. Beje, tik tai su diodais nereikia apsigauti. Yra didžiulis skirtumas tarp diodo, kuris, diodinės lempos turiu omeny, kurį beje imituoja kaitrinė. Diodinės lempos, kurį pagaminta, tarkim, čia yra šiuo atveju, čia yra Philips Classic, gamintojo padoraus ir kompanijos, kurie, sakykime, yra, pavadinkim, kokie Sun Huncai. Yra esminis skirtumas. Jeigu čia mes dar galim teikti, kad tai yra apšvietimo kokybė yra pakankama, mes be abejo neturim 100% apšvietimo, yra pakankama, tai perkant nekilmingą diodą, tai mes galim gauti ne tik kad žemą spalvų atkūrimą, mes galim gauti labai vieną bjaurų dalyką. Kartais spektro viena iš spalvų yra praplėsta, tai yra vizualiai mes to nematom, pavyzdžiui, žalsvam tone praplėsta yra. Ir prie šio veidrodžio jūs dažysitės spalva žalsvesnė, išeinate į dienos šviesą, kur matot tikrą spalvą, tai bus arba rausvesnė, arba mėlynesnė. Tai vat kas dėl nekilmingų diodų. Vėlgi, kaip minėjau, tokiam veidrodį yra maksimaliai, efektyvumas maksimalus yra dėl to, kad pats dar veidrodis veikia kaip reflektorius. Tokiuose veidrodžiuose gali būti dekoratyvinis rėmas, šiuo atveju pats minimaliausias, bet gali būti raižytas, gali būti rėmas metalinis kažkoks, tai čia ne esmė. Bet bendro kaina šitų veidrodžių yra didžiausia. Tai yra 3 veidrodžiai, jūs matėte 3 veidrodžiai, visi jie skirti darbui. Bet vis dėlto apie šviesos diodo juostą aš dar užsiminsiu, nes tais klausimas yra nuolatinis, dabar prisiskaitę visokiausių protingų ir nelabai straipsnių populiarioje spaudoj. Tokia mada egzistuoja. Aš jums galiu teikti visiškai drąsiai, tai, ką jūs darot su šviesos diodo juosta, ką jūs darot, tai yra niekuomet, net ir iš tolo, neprilygs nei vienam iš šitų veidrodžių. Kodėl kartais labai nirtingai yra siūloma ta šviesos diodo juosta? Ne tai, kad yra geriau. Tiesiog tas, kas siūlo, jisai nieko kito daryti nemoka. Nes čia yra labai paprastas montavimas, juostos yra beje sąlyginai pigios jau šiais laikais ir galima užsidirbti ant veidrodžio padarimo, nors iš tikrųjų galima ją dvigubinti, galima ją trigubinti, vis vien net ir integruotam veidrodžiui to apšvietimo neišgausit. Tačiau, jeigu jūs darot buitinį veidrodį, jeigu jums reikia veidrodžio su daugiau dekorų, su daugiau dekoro elementų, prašau, galima naudoti ir mes tai irgi darom. Tik tai niekada gyvenime neparduosim, nepagaminsim veidrodžio profesionaliam darbui su šituo dalyku. Šitą reikia žinoti. Tai kaip užsakyti veidrodį? Pirmiausiai, jūs turite žinoti matmenis, kur jūs norit
Be abejo, žinoti, ar tai yra veidrodis skirtas profesionaliam naudojimui, ar tai yra veidrodis buitinis. Ir daugmaž įsivaizduot, ar tai yra, sakykime, jeigu rėmas, tai kokio jisai turi būti tipo. Ten viskas yra derinima. Tiesa, paskutiniu metu tų užsakymų tiek daug, kad spėjam tik tai kažkur mėnesio bėgį, bet jau taip yra. Čia yra dalykas, kuris yra individualus, vienetinis ir tikrai ne tas, kas yra prekybos centre. Taigi ačiū.